Ir moksleiviai kaip girdėjo, nors jie taip ir neatėjo. Šį kartą buvo jau kitaip. Patyrė tą nemokiniai. Keliavę prie krioklių Niagaros, pasiekė mokytojai gyvenamąją salą. Bet tam, kad viskas išaiškėtų, reikia nuo pradžios pradėti. Nedaug dienų iki 100-osios liko, kai 12-okai su mintim sutiko įteikti mokytojams dovanų, išsiųsti juos kuo toliau nuo namų. Kaip sutarė, taip ir padarė. Išsiuntė juos prie Niagaros. Žinoma, pigiu reisu, bet po krizės ar verta pykti iš tiesų? Keleiviams skristi buvo smagu. Atlantas liko žemiau jų. Tik staiga išgirdo jie garsus, į pranašus nelaimės panašius. Ėmė panika staiga juos imti, o Vita stengėsi save raminti, kartodama. Ekstremalumą aš patyrus. Kaip įrodymą, Nepalo nuotraukas visiems dalino. Lėktuvas skrisdamas patyrė žalą ir nusileido į bevardę salą. Mokytojai, žinoma, liko gyvi, tik nuo likusio pasaulio atskirti. Ir štai dabar galėsime išvysti, ką žmonės šie saloj darys. Kad ir kaip ryžtingai buvo nusiteikę, pamažu šie žmonės ėmė keistis. Pirmą dieną dar surado optimizmą, bet laikui bėgant nebedaug jo liko. Stengėsi jie, kaip tik mokėjo. Gelbėjo kitus, kaip tik galėjo. Bet vos išaušus trečiai dienai, mažai vilties jau beturėjo. Kankino nuovargis visus ir mintys ėmė kurt atsiminimus.
apie mokyklą, darbą, pokštus mokinių. Suprato jie, pasiilgę net gyvų. Ką daryti?